Sveiki, aš Gabrielius Jaksas. Norėčiau pristatyti mūsų komandos lyderį, teikiamą nemokamą paslaugą. Mes jauni ir aktyvūs, todėl puikiai suprantame šių dienų jaunimą. Mes žinom, kaip sunku jaunam žmogui susirasti darbą, kaip sunku išsirinkti kaip ir kur praleisti laisvą laiką ir ką gero nuveikti. Todėl sukūrėme tai, kas mūsų manymu puikiai padės išspręsti šias problemas. Esi jaunas ir energingas, negali susirasti darbo. A pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. Ne bėda, mūsų sukurta programėlė tau padės. Sveiki. Sveiki. Ką veiki? Ko toks liūdnas? Nieko, taip, darbo ieškau, niekaip nerandu. Darbo nerandi? Šitai, žiūrėk programėlę tau turiu, pabandyk. Visai normaliai, gal reikėtų ir išbandyti. Pažiūrėk, pasirink savo mėgstamą darbą ir spausk. You're riding high in April, shut down in May, but I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on it. Tai programėlė nuo idėja. Ši programėlė tinka bet kuriam išmaniajam telefonui ar planšetiniam kompiuteriui. Ją tikrai nesunku parsisiųsti ir įsidiegti. Ši programėlė susideda iš dviejų dalių. Pirmoji teikia informaciją apie darbo pasiūlymus jauniems žmonėms. Taip pat informuoja apie darbo atlyginimą, darbo pobūdį, riziką, reikalingus dokumentus ir reikalavimus norint susirasti darbą. Kūnas. Galius. Ką šiandien nuveikėm? Nežinau, gal einam krepšinio pažiūrėti. O kur? Aš kaip tik turiu tokią programėlę. Puft. Kita programėlės paskirtis – padėti jaunimui susirasti pigiausią ir patogiausią jų ieškomos pramogos alternatyvą. Programėlė teikia informaciją apie netoliese esančius kino teatrus, kavines, klubus, sporto klubus, restoranus, jaunimo veiklos centrus. Programa pateikia šių įstaigų repertuarus, darbo laiką, užimtumo grafikus, kainas, adresus. Yra susieta su GPS bei filtruoja turimą informaciją pagal paieškos kriterijus. Programėlė aiškiai įvertina ir pateikia tik pačius patogiausius ir pigiausius variantus. Negana to, vartotojų patogumui programėlė galima rasti viešojo transporto maršrutus, taksi numerius. Gal kavos, arbatos? Tai gal įmanu? Ne, ten per brangu. O jūs žinot naują programėlę, kur galima susirasti, kur skaniai ir pigiai pavalgyti? Tai gal pažiūrim? Pažiūrim. Puft. Ši programėlė yra visiškai nemokama. Kviečiame ją išbandyti.